kontekste. O dabar Saulius Rumšas nėra to Rumšo aktoriaus sūnus, bet jis kuo panašus, nors šaknis ta pati iš Plungės. Žemaitis, gal žemaitiškai pamatysime dabar įdomių dalykų, nes Dangaus karalystė tema, kuri Dauniui buvo labai svarbi ir rūpėjo, samprata pati. Ir dar ne bet kurio 6 dienoje, toje knygoje, kuri surinkta, kaip žinote, iš kelių metų publikacijų, 3 metų publikacijų tada Lietuvos ryte. Tai 6 diena buvo atgaiva Dauniui. Vaidas visada jai, turėtum pasakyti, šauna, reiškia, turi valandą laiko, jis per ją turi parašyti. Prašau. Ačiū. Labą dieną visiems. Ir turiu pirmiausia prisipažinti, jog neturėjau garbės nei sutikti Vaidotą Daunį, nei skaityti jo tekstų iki tol, kol šios konferencijos pagrindinė organizatorė Elvyra manęs primiktinai paprašė pakalbėti apie Dangaus karalystę apskritai iš krikščioniškos pusės. Ir anot jos, kaip ir gerbiamas Arvydas ką tik paminėjo, ši tema buvo labai svarbi, jei neesminė Vaidotui Dauniui, jo kūryboje, o jos motyvai pasireiškia tiesiogiai ar kiek paslėpčiau įvairiose šio autoriaus tekstuose. Na ir tada susirinkęs pundelį Daunio knygų ir pradėjęs jas vartyti, skaitinėti be jokio sistemiškumo, tiesiog iš smalsumo, nustebau. Nustebau, keistai ir mąslingai nustebau. Kiek daug juose žmogaus, tikinčio žmogaus, krikščionių, to keleivio į Emausą. Ir čia gerai žinantis Daunio kūrybą, turbūt jau supratote, kad vienas iš pirmųjų netikėtai atsiverstų tekstų padariusių tokį neišdildomą įspūdį, tai jo esė rinkinys 6 diena ir ypač ištrauka apie didįjį šeštadienį, parašyta 1993 metais, balandžio 10 dieną. Susimąsčiau, tada grįžau prie kolegės prašymo ir, pripažindamas Daunio kūrybos neišmanymą, sutikau pakalbėti apie Dangaus karalystę. Tad atliepdamas į kolegės prašymą ne tiek mokslinio tyrimo, kiek esė formą, norėčiau su jumis pasidalinti keliais pasvarstymais apie Dangaus karalystę. Ir pirmiausia pristatysiu Dangaus karalystės sampratos bruožus, bendruosius bruožus, pagrindinius akcentus iš krikščioniškos, tiksliau iš biblinės perspektyvos, o paskui trumpai paanalizuosiu ne visą Daunio kūrybą, to tikrai negalėčiau tinkamai atlikti, o jau minėtą ištrauką apie didįjį šeštadienį. Taigi, Dangaus karalystės sampratos esminiai bruožai pagal Senąjį testamentą. Ir Dangaus karalystės Bazilėja ton uranon arba Bazilėja tur theou tema yra viena iš centrinių švento rašto teologinių ašių. Jie jungia Senąjį testamentą ir Naująjį, apimdama tiek Dievo suverenumo, tiek eschatologinės vilties dimensijas. Tad ši tema svarbi tuo, kad ji apima istorinį ir eschatologinį horizontus. Dievo karaliavimas jau reiškiasi istorijoje, tačiau pilnatvė pasieks tik eschatologinėje tikrovėje. Tačiau šios temos šaknys slypi Senojo testamento teokratinėje tradicijoje ir pranašų raštijoje, kur Dievas pristatomas kaip Izraelio karalius ir visatos valdovas. Taigi Dievas kaip karalius, tai viena pirmųjų Dangaus karalystės bruožų Senajame testamente, vienas pirmųjų. Dievo karaliavimas Izraelio tradicijoje yra pamatinis, Jahvė pristatomas kaip tas, kuris viešpatauja amžinai. Ir čia galime rinkti daug biblinių citatų. O viešpats yra karalius, tegul džiaugiasi žemė. Čia psalmių žodžiai. Ir hebrajiškai terminas malkut reiškia ne teritoriją, bet veikiančią valdžią. Tai dinaminis, ne geografinis karalystės supratimas. Ir psalmės 93, 99 vadinamos karaliavimo psalmėmis ir juose Jahvės viešpatystė apima kosmosą ir teisingumą kaip moralinę tvarką. Taigi karalystė suprantama kaip universali Dievo valdžia apimanti tiek gamtinį, tiek etinį pasaulį. Nors tauta turėjo žemiškus karalius, tą patį Saulį, Dovydą, tikrasis karalius visada būdavo Dievas. Ir iš čia kyla kitas Dievo karalystę apibūdinantis bruožas – teokratinė tautos santvarka.
Ir ta būtent Dievo karalystės idėja Senajame testamente ir yra įtvirtinama sandoros teologijoje. Ir Išėjimo knygoje Viešpats sako, jūs būsite man kunigiška karalystė ir šventa tauta. Ir šis teiginys nusako Izraelio pašaukimą gyventi kaip bendruomenė, kurioje Dievo valdžia pasireiškia teisumu ir ištikimybė. O įstatymo suteikimas Sinajuje žymi teokratinis Dievo valdžios įgyvendinimą žemėje. Įstatymas, Tora, tampa tarsi karalystės konstitucija. Ir Dievo karalystė čia nėra utopinė, bet etinė politinė tikrovė, kurioje Dievas tiesiogiai valdo savo tautą per įstatymą. Ir kaip pažymi protestantų teologas Jürgen Moltmann, Dievo valdžia yra teisingumo įgyvendinimas pasaulyje, o ne vien transcendentinis viešpatavimas. Tačiau neįmanoma atmesti transcendentinio aspekto, apie kurį kalba pranašų raštyje. Ir pranašai išplėtė karalystės sampratą į eschatologinį lauką. Dievo valdžia nebėra tik dabartinis santykis su Izraeliu, bet būsimas įvykis, kai Jahvė karaliaus visoms tautoms. Ir Izaijo knygoje skelbiama, kaip gražus ant kalnų yra tie, kurie skelbia taiką, kurie neša gerą žinią, kurie skelbia išgelbėjimą ir sako Sijonui, tavo Dievas viešpatauja. Ir čia labai įdomu, šis aspektas įdomus tuo, kad pranašas skelbia ne politinį išsilaisvinimą, bet ir dvasinį atsistatymą, karalystės ateimą kaip išganimo istorijos kulminacija. O Danieliaus knygoje pasirodo žmogaus sūnus, kuriam duota valdžia ir garbė, ir jo valdžia yra amžina. Ir šis tekstas nurodo į transcendentinį ir amžiną karaliavimą, kuris taps pagrindu Naujojo testamento kristologijai. Taigi Senasis testamentas paruošia dirvą naujajam, Naujojo testamento karalystės sampratai, Dievo valdžia kaip suverenus moralinis teisingumas ir būsimo išganimo pažadas. Tačiau ką konkrečiai apie tai sako pats Naujasis testamentas. Ir čia ypač išryškėja dangaus karalystės teologinė svarba, ypač išryškėja sinoptinėse evangelijose, kur ši savoka tampa Jėzaus žinios branduoliu. Bet pirmiausia, reikia atkreipti dėmesį į terminologiją. Naujajame testamente pagrindinės dvi karalystės savokos yra Bazileia ton uranon, dangaus karalystė, ir Bazileia tu Theu, Dievo karalystė. Ir pirmoji, dangaus karalystė, būdinga beveik išimtinai Evangelijai pagal Matą, o antroji Morkaus, Luko ir Jono tradicijoms. Ir egzegetai dažnai aiškina, kad Mato autorius, rašydamas žydų auditorijai, vartojo žodį dangus vietoj Dievas dėl pagarbos Dievo vardui, kuris netariamas. Vis dėlto turinys yra identiškas, nes kalbama apie Dievo viešpatystę, kuri realizuojasi Jėzaus veikime ir bendruomenėje. Tad kokius dangaus karalystės sampratos bruožus galime išskirti Naujajame testamente. Ir pirmas iš bruožų tai yra dangaus karalystės skelbimas, kad tai yra Jėzaus mokymo branduolys. Ir karalystės teologijos centras sinoptinėse evangelijose yra Jėzaus skelbimas apie Dievo karalystę ir karalystės įsiveržimas į istoriją. Ir nuo pat skelbimo pradžios tas skelbimas prasideda žinia, atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Dangaus karalystė prisiartino beveik visose evangelijose, išskyrus Joną, ten truputėlį kitaip. Ir Jėzus neapibrėžia karalystės konceptualiai, bet apreiškia ją per veiksmus, gydymus, egzorcizmus, palyginimus. Karalystė yra ne institucija, o Dievo veikimo dinamika. Ji reiškiasi kaip gailestingumo, atleidimo ir teisingumo įvykis. Ir apaštalas Paulius taip pat karalystės teologiją sieja su krikščioniškos bendruomenės etika. Teisingumas ir meilė yra ne karalystės pasekmė, bet jos esmė. Dangaus karalystė, svarbu paminėti, kad evangelijose karalystės samprata pristatoma per palyginimus. Apie sėjėją, garstyčios grūdą, raugo veikimą, brangenybę ir tinklą. Ir visi jie turi vieną bendrą hermeneutinę ašį. Tai karalystės augimą. Karalystės augimą ir karalystės slėpinį. Garstyčios grūdas, mažiausias iš visų sėklų, bet išaugęs tampa medžiu, atskleidžia karalystės dinamiką.
Jos galia pasireiškia mažiausiuose dalykuose, o raugo palyginimas rodo karalystės vidinę transformuojančią galią, o palyginimas apie tinklą, kur po žūklės atskiriamos tinkamos ir netinkamos žuvis, įveda eschatologinį kriterijų, galutinį teismą ir karalystės atskirimą nuo blogių. O etinė karalystės dimensija pasiekia kulminaciją Mato Evangelijos 25 skyriuje, kur žmogaus sūnus teis tautas pagal jų gailestingumo darbus. Žinote, kiek kartų padarėte vienam iš mažiausių, man tai padarėte. Karalystės teologijoje svarbus jau čia ir dar ne principas. Kitaip tariant, Jėzaus asmenyje karalystė jau prasidėjo istorijoje, bet jos pilnatvė ateis tik su antruoju atėjimu. Tai teologų vadinama eschatologinė įtampa. Karalystė yra tiek dabartinė patirtis, tiek būsimas įvykis. Ji jau tarp mūsų, bet kartu ateis su galybė ir šlove. Ir aš čia cituoju remdamasis Luko ir Morkaus citatomis. Ir apaštalas Paulius dažnai naudoja terminą Bazilėja tų tėvų, Dievo karalystė, kaip būsimos tikrovės sinonimą. Kūnas ir kraujas negali paveldėti Dievo karalystę, sako laiške Korintiečiams. Tačiau karalystės paveldimas nėra vien ateities klausimas. Tikintieji jau dabar gyvena jos principu. Jis išgelbėjo mus, sako Paulius laiške Kolosiečiams, išgelbėjo mus iš tamsos valdžios ir perkelė į savo mylimojo sūnaus karalystę. Evangelijoje pagal Joną savoka Dievo karalystė pavartojama tik 2 kartus. Tačiau, ir čia labai įdomu, kad pati karalystės teologija transformuojama į kitą teologinę kalbą, amžinojo gyvenimo kategoriją. Jėzus sako Nikodemui, jei kas neatgims iš aukštybės, negalės ateiti regėti Dievo karalystės. Ir čia vėl karalystė suprantama ne kaip išorinis įvykis, bet kaip dvasinis gimimas, atsinaujinti iš dvasios. Ir paskui skaitydamas ir dar kitus Daunio raštus ir klausydamas šiandien pranešimų, manau, kad ta tema yra be galo svarbi. O atsinaujinti iš dvasios reiškia įeiti į karalystės tikrovę, kuri dabar tapatinama su bendrystė su Dievu. Ir Jono tradicijos teologija perkelia karalystės akcentą iš dar ne į jau egzistencinį jau. Amžinasis gyvenimas yra karalystės realizacija žmogaus santykėje su Kristumi. Kas tiki sūnų, turi amžiną gyvenimą. Evangelijos pagal Joną žodžiai. Taigi Jono teologija karalystė nėra geografinė ar chronologinė kategorija, ji tampa ontologinė būsena, dar daugiau aš sakyčiau, tai santykio teologija. Dar 2 aspektai be galo yra svarbus, bet apie juos labai trumpai. Dangaus karalystė kaip antropologinis aspektas taip pat, kuris antropologiniu lygmeniu karalystė kviečia į žmogų į vidinį atsinaujinimą. Jei kas neatgims iš dvasios, negali įeiti į Dievo karalystę. Tai reiškia vėl ontologinį virsmą. Tuo labiau tą santykį išreiškia ir tai, kad žmogus buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir kitas aspektas - dangaus karalystė ir kristologija. Kristus yra centras. Jo asmenyje ir veikime karalystė tampa regima. Evangelijose Jėzus ne tik skelbia karalystę, bet ją įkūnija. Jei aš Dievo dvasia išvarau demonus, tuomet atėjo pas jūs Dievo karalystė. Ir kristologinė karalystės samprata pasiekė kulminaciją apreiškimo knygoje. Avinėlis yra viešpats ir karalių karalius. Ir Kristus tampa eschatologinio karaliavimo subjektu, kuriame Jahvės valdžia įgyja galutinę formą. Naujoji Jeruzalė tampa karalystės pilnatvės simboliu. Dievas gyvena su žmonėmis ir mirties daugiau nebebus. Tai karalystės tas tikslas, telios, visiškas bendravimas tarp kūrėjo ir kūrinijos. Tad karalystės teologija ir kristologija yra neatskiriama ir, kaip rašo tas pats jau mano minėtas Moltmanas, Dievo karalystė be Kristaus taptų abstrakcija, o Kristus be karalystės beprasmis. Taigi,
Taip, šventasis raštas užbaigia karalystės, galima sakyti, teologinį kelią nuo Jahvės karaliavimo Izraelyje iki visuotinio Kristaus karaliavimo naujajame kūrinyje. Ir šis greitas ir kiek schematiškas pristatymas atskleidžia, kad dangaus karalystė nėra vienasluoksnė savoka, ji jungia istoriją ir eschatologiją, transcendenciją ir imanenciją. Ir šie keli štrichai, manau, leis pažvelgti į Vaidoto Daunio raštus ir pamatyti, kaip jie persmelkti krikščioniškos pajautos ir supratimo. Taigi, dangaus karalystės atgarsiai Daunio 6 dienoje. Ir trumpai pristačius karalystę, dangaus karalystę ir jos potencialą, natūraliai gali kilti klausimas, kaip šiandien į ją patekti, ar yra šis dar ji aktuali bent kiek. Ir pirmas dalykas, kuris yra be galo svarbus, kalbant apie dangaus karalystę, tai jos prisiartinimas. Nekartą jau girdėjome Evangelijoje, Jėzus sako, prisiartino dangaus karalystė. Ir čia vartojamas veiksmažodis prisiartino yra būtasis užbaigtas laikas, nurodantis eschatologinės tikrovės artumą, bet dar ne pilnatvę. Ir apskritai kalbant, gerosios naujienos pradžia tai dangaus karalystės artumas. Ir čia, manau, slypi du labai svarbus momentai. Pirmas momentas, kas prisiartino? Prisiartino dangaus karalystė. Tačiau kas iš tikro prisiartino prie Evangelijoje minimų žmonių, ogi pats Jėzus prisiartino. Ir iš tiesų, giliausia prasme, dangaus karalystė yra pats Jėzus ir ji yra pas žmogų ateinančiame Jėzaus Kristaus asmenyje. Ir tai yra geroji naujiena. Kristologinis dangaus karalystės aspektas ryškus. Antras momentas, kuris yra be galo svarbus, man atrodo, ką padarė ta dangaus karalystė? Jėzus sako, prisiartino. Ji čia yra praktiškai apčiuopama, tačiau ji dar palieka tarsi mažą atstumą, tarp jos ir žmogaus dar nėra jokio santykio. Čia kaip tik akivaizdžiai pasireiškia Dievo nusižeminimas, tas vadinama kenozė, kuri gerbia žmogaus laisvę. Ir dangaus karalystė čia pat, bet ji neužgožia, jinai neprispaudžia, per prievartą neužpuola žmogaus. Žmogui priklauso žengti paskutinį žingsnį. Žmogui, laisvam žmogui, reikia įžengti į dangaus karalystę. Tik atlikęs šį žingsnį žmogus visą savo egzistenciją supranta, visą savo esybę patiria dangaus karalystės tikrovę. Žinoma, apaštalai ir artimiausi Jėzaus mokiniai turėjo, galime sakyti, didžiulę privilegiją atpažinti ir pripažinti prisiartinusią dangaus karalystę Jėzaus asmenyje. Tačiau šiandien, kur yra ši karalystė ir kaip į ją įžengti? Koks santykis tarp dangaus karalystės ir šiandienio žmogaus, jei iš vis tas santykis įmanomas? Ir tarsi į šį mano klausimą atsako Vaidotas Daunys jau minėtame 6 dienos tekste apie didįjį šeštadienį, kuris tarsi pratęsia tą biblinį Dievo karalystės Kristaus asmenyje ir priešais ją stovinčio žmogaus apmąstymą, parodydamas tą įtampą ne tarp čia esančiojo ir žmogaus, bet tarp čia nesančiojo ir čia dar vis stovinčio žmogaus. Ir Daunys rašo, cituoju, didysis šeštadienis, budėjimas prie Kristaus kapo ir laukimas prisikeliant. Tai yra fundamentali tikinčiojo žmogaus krikščionio būsena, situacija. Juk Kristaus niekas nematė prisikeliančio, net artimiausi mokiniai. Kapas tiesiog buvo rastas tuščias. Iš tos tuštumos liūdesys, beviltiškumas. Tokie liūdni jo mokiniai ir keliavo į Emausą. Pro liūdesį net sutikto bendrakeleivio net pažino, prisikėlusio Kristaus. Ir tik vėliau, kai tapo įkvėpti ar kai palytėjo Kristaus žaizdą, įtikėjo. Ir man atrodo bendrai šioje citatos pabaiga, šioje citatoje ir tolimesniame tekste Vaidotas Daunys akcentuoja būtent antropologinį tą Dievo karalystės aspektą. Ir šie girdėti Daunio žodžiai primena žmogaus būseną praradus tai, ką turėjo brangiausio, praradus santykį su tuo, kas teikia džiaugsmą ir gyvenimo pilnatvę. Ta praradimą išreiškia liūdesys. Bet tuo pačiu, apie liūdesį jau gerbiama Elvyra užsiminė ir
kuo toliau klausau ir gilinuosi, man atrodo, kad liūdesio tema gali būti atskira patyrinėjimų, bet jūs galbūt geriau žinote, kažkas įdomaus yra pas Daunių raštuose šią temą. Bet tuo pačiu tai žmogaus ir dar neatradusių savo brangiausiojo, savo džiaugsmo šaltinio išraiška. Liūdesys taip dažnai neleidžia atpažinti to, kuris prisiartina, neleidžia pajusti savo esybę tos tikrovės, kuri jau čia pat visai šalia. Ir ta tikrovė, ta dangaus karalystė lieka tarsi šydų uždengta. Ir sekdamas šventojo rašto tekstais, pasakojančiais apie mokinių susitikimus su prisikėlusiu Kristumi, Daunys taikliai pastebi, kad reikia kažkokio naujo ženklo. Net ne ženklo, sakyčiau, o naujai ištarto žodžio, naujo gesto, naujos dvasios pagavos, uždegančios širdį, Emauso mokinių atveju, kad čia esanti tikrovė prakalbintų žmogų. Reikia Kristaus žaizdų palytėjimo, čia apaštalo Tomo atvejais. Tiesa, Evangelijos nekalba, kad Tomas įbedė pirštą Jėzaus žaizdas, apie tai liudija vėlesni tapytojų darbai. Ir prie šių dviejų netiesiogiai paminėtų, Daunio paminėtų pavyzdžių dar galima būtų pridėti prisikėlusio ištartą vardą Mariją, kuri išgirdusi Magdalietė sušunka iš nuostabos, iš džiaugsmo, greičiau iš meilės, Rabūnį. Tiek Emauso mokinių, tiek Tomo, tiek Marijos atveju jie atpažįsta šalia esančią tikrovę, tą priešai stovintį asmenį, tai yra vėl atsiverčiant dangaus karalystę. Jie atpažįsta. Ir Daunys toliau savo tekste kaip tik sustabdo šį atpažinimo momentą, pristatydamas jį tarsi tam tikrą žmogaus atsaką ir žingsnį į dangaus karalystę, staiga perkeldamas skaitytoją iš apaštalų laikų į šiandieną. Jisai sako, rašo, tai yra dramatiška krikščionio būsena. Jis nuolat mato tuščią kapą ir nuolat turi atpažinti ne mirusįjį, o prisikėlusįjį Kristų. Citatos pabaiga. Tačiau kaip tai padaryti, kur jį atpažinti? Ir čia Daunys tęsia, rašydamas, atpažinti erdvėje, daiktuose, santykiuose, sakramentuose. Atpažinti su šauktuku. Citatos pabaiga. Tas atpažinimas tampa naujo gyvenimo pradžia. Ir toliau jisai sako, šventųjų Velykų rytą mes pasakysime vieni kitiems, Kristus prisikėlė, tačiau juk tai ne finalas, o tik pradžia. Tad pradžia, bet tuo pačiu ir priemonė diena iš dienos mums vis naujai atpažinti tą prisikėlusią tikrovę, tą dangaus karalystę. Ir Daunys tęsia, mums juk visus metus, kiekvieną valandą ir dieną, skurdžiausioje kasdienybėje reikės mokytis atpažinti tai, ką šventųjų Velykų rytą pripažinome. Ir ar pastebėjote šiuose Daunio žodžiuose slinkti nuo atpažinimo prie pripažinimo? Jei atpažinimas gali būti suprastas kaip akių tiek išorinių, tiek vidinių atverimas, tai pripažinimas šiuo atveju galbūt gali būti traktuojamas kaip atsivėrusios tikrovės priėmimas ir įžengimas į ją. Ta prisikėlimo tikrovė, nors ir atpažinta, gali likti tolima. Pripažinimas tai santykio užmezgimas. Ir pripažindamas ją, žmogus įžengia į ją ir prisikėlusio Kristaus dėka pats prikeliamas naujai pradžiai, niekada nesibaigiančiai pradžiai. Ir skaitydamas ir apmąstydamas šias Daunio teksto eilutes negaliu neprisiminti Grigaliaus Nisiečio, to 4 amžiaus bažnyčios tėvų ir rašytojo žodžių iš jo homilijų apie giesmių giesmę. Ir Nisietis ten kalba apie sielos kilimą Dievop, apie glaudesnį žmogaus sielos ir Dievo santykį. Ir jis sako, nuo pradžios per pradžią į pradžią, nuo pradžios per pradžią į pradžią siela nepaliaujamai kyla link dieviško aukštybių. Siela neišnyksta Dieve, tačiau visada likdama savita, ji amžinai artės į glaudesnį santykį su Dievu. Ir dar trumpam grįžkime prie Daunio ištraukos, kurią jis užbaigia, sakyčiau, kaip pavadinu, egzistencinės įtampos persmelktų sakinių. Cituoju, žmogus, keleivis į Emausą, amžina liūdesio ir atpažinimo kryžkelė. Citatos pabaiga.
Kitaip tariant, nors dangiškąją prisikėlimo tikrovę atpažinusiam ir pripažinusiam žmogui vis dėlto dar reikia kiekvieną dieną, kiekvieną valandą tenka atsidurti egzistencinėje žmogaus laisvę, pasirinkimo laisvę pažymėtoje kryžkelėje, kur vienas kelias vėl gražina į amžiną liūdesį, o kitas į atpažinimą. Ir tai tik pradžia. Taigi šie keli bibliniai pasvarstymai, kurie man pasirodė svarbus, norint geriau suprasti Vaidoto Daunio tekstus šią temą, ir Daunio teksto apmąstymas, manau, aiškiai liudija apie tai, kaip Daunys suvokia dangaus karalystę ir akcentuoja jos antropologinį aspektą. Tai prisikėlimo tikrovė atlikta įgyvendinta Kristuje, skirta kiekvienam žmogui, kuris tik atpažįsta ir pripažįsta jau čia ir dabar esančią tikrovę. Dangaus karalystė tiek pagal šventą raštą, tiek pagal analizuotą Daunio teksto ištrauką nėra vien tai, kas žmogaus laukia amžinybėje, tačiau amžinybė jau atsiveria čia ir dabar, kiekvieną valandą ir dieną, ne įstabiuose dalykuose, tačiau pirmiausia, kasdieniuose ir mažuose, atpažįstant ir pripažįstant kitokios realios tikrovės buvimą. Ačiū. Atliko labai įdomų veiksmą mūsų prelegentas. Pats Daunys būtų nustebęs, ką jisai turi galvoje, nes čia jūs taip giliai pakasėt, kad aš manau, Vaidotas neturėjo laiko to nagrinėti. Taip, kad čia jau, kaip sakant, kontekstai yra. Tai kas kontekstų atžvilgiu, ką turit pasakyti? Nes tikrai, žinodamas, pažindamas labai gerai, kaip ir Vidmantas Vaidotą, tai turiu pasakyti, kad jis tokiems samprotavimams laiko neturėjo. Aiškiai, jis matė dangaus karalystę, ne Dievo karalystę, būtent dangaus, ar ne, jūs šitą pabrėžėt, įdomu, per matą daugiau negu per kitas evangelijas. Jis pabrėžė tą žmonių bendrumą, apskritai, žmonės turi gyventi dangaus karalystėje, čia pat žemėje, o ne kažkur. Tai skaitant šios Daunio tekstus šeštosios dienos, žinoma, labai matėsi tas, kad tekstai rašyti, ypač kai kurie rašyti skubant, greitai. Labai laiko visą laiką. Bet, ir kas įdomiausia, nustebino, galima rašyti skubant ir rinkti belen kokius žodžius, bet čia žodžiai yra parinkti, kurie ir teologiškai žvelgiant, turi tikrai rimtą teologinę vertę. Jau žvelgiant, jau žinoma, kaip skaitant tik tai tekstą, nematant personažą, kaip jūs galite šitą padaryti. Bet ir man atrodo, ir ką norėjau parodyti tuo paprastą ištrauką, ten tokio ilgio ištrauką, kurią visą ir perskaičiau, kad kiekvienas, kad ir greitai parašytas žodis, vis dėlto atspindi tą krikščionišką suvokimą, krikščionišką tokį, pajautimą ir, sakyčiau, net teologinį tokį, žinojimą, net negaliu pasakyti ar žinojimą, bet suvokimą tos, bent šiuo atveju, bent dangaus karalystės. Tai čia turbūt labai didelį įtaką turi šeimos auklėjimas ir viskas, kas įėjo nuo vaikystės. Nes mama buvo pamaldi labai, tėvas taip pat nesvetimas. Ir Vaidoto įstojimas į kompartiją, kuris įvyko kariuomenėje, jisai niekaip negalėjo paliesti šitų pažiūrų. Ir jeigu jūs šitą galbūt net nežinot, kai buvo komunistų partijos, čia yra Gerbiamas Matulionis, kuris buvo mūsų direktorius tada šitą institutą, sėdi dabar čia tarsi jau eilinis, o tada iš buvo vadas ir dalyvavo tam partijos atsiskyrime nuo Maskvos. Ir Vaidotas, įsivaizduokit, išėjo į tribūną, išnekėjo apie kataliką krikščionį kompartiją. Jis buvo, jį palaikė labai Guščius, atsimena toks Alfredas Guščius. Ir tai buvo, žinoma, nuostabu, tai buvo naujas visai kažkoks aspektas. Žmogus, kuris nepaliestas nei kiek, nei komunizmo, nei to bilieto, bet rodo kitą variantą. Šitą žinojate, ar ne? Ne, šitą nežinau. Iš komunistų tribūnos buvo tas toksai, gal ne frakcija čia buvo, bet jų tokia
kryptis, kad reikia vis dėlto supurtyti visą dabartinę naujai riedantį vežimą ir krikščioniškai. Jisai niekiek nesivaržė šito. Kad aišku, sulaukė dėl to ir daug labai paskui kritikos ir akmenų į savo daržą, bet jis nebijojo, tikrai kaip krikščionis. Ar tu nori dar ką pasakyti prie šito? Atsiprašau, kokia kariuomenė, iš kur ir 81 universitetą baigė? Jisai kažkur tarnavo, tu geriau pasakytum. Ne, ten kartais kviesdavo. Taip, tai būdavo ir ten buvo... Pasitobulinti ten. Jis nebuvo kariuomenė, tada Jisai stoja, galbūt ir suklydau, bet manos, kad... Jis turėjo būti baigęs karinę katedrą, paskui kursai būdavo. Taip, bet jisai šansą išnaudoja, nes tai nagi neprimdavo inteligentų taip laisvai. Tai jisai išnaudoja tą šansą, tą langą. jam reikėjo tą kooperaciją stoti dėl to, kad jis nebūtų leidę dirbtinės žvaigždės. Tai jisai labai sąmoningai tą darė, žinau, kad jis niekad negalės nei krantų pradėti, nes kiek dabar kalbam buvo apie krantų pradėjimą. Kas krantus sankcionavo? Šepetys. Tiesiai su Šepečiu su LKPCK yra derybos, čia kitaip neįmanoma. Ir niekas neskirtų tuo metu neturinčio bilietą. Aš dar noriu vieną dalyką, jeigu galima atkreipti dėmesį, kad sužinojau iš Vaidoto Našlės Raimondos per tą, pameni, tu minėjai, kai buvo poezijos ir prisiminimų vakaras rašytojų šiais metais. Tai minėjai, kad Vaidoto mama labai sunkiai gimdė jį ir jinai paaukojo Dievui. Ir toks intymios atvejais, tai kad sunkiai gimė per parą, kiek Vaidutis ir net tiek kentėjo, moteris, kad jinai tik gimusi jį iškart savo mintyse paaukojo jį Kristui. Kaip paaukojo, reiškia, jinai tarsi suliejo šitą kūdikį su tą aukštesnę dvasinę materiją, kaip čia pasakyti, galbūt iš to ir, aš nežinau, tas momentas labai svarbus, nes ir man buvo vienas momentas, kur aš dabar neatskleičiau, ką aš pagalvojau gimus vienai dukrai ir aš tarsi uždėjau jai kažkokį atspaudėlį ir niekaip jo negali ištirti ir paskui jisai jos gyvenime įvyksta ir negali nieko pakeisti. Tai aš įsivaizduoju, tada Vaidoto mamytė, kad tokia buvo dvasingas žmogus ir labai turiningas vidumi, jinai tiesiog irgi uždėjo tam tikrą atspaudėlį, kur paskui abu buvo vieši tą dvasį. Ir jisai domėjosi, gilinosi. Ir kai jūs neradot žodžio priartėjus, tai bus tarpystės ir kartu jis susiliejo, nes jis jau buvo sulietas, tarsi susilietas dvasinio gyvenimu. Tai gal... O jisai pats Vaidotas tai šnekėdavo šitą temą, kad mama įspaudė, atidavė. Nespaudė, nieko nespaudė. Nu, paaukojo, bet vis tiek į jo sielą įspaudė. Ne, aš padariau išvadą tą tokią dėl to, kad man atsitiko kažkas panašaus ir aš paskui galvojau, kokį gyvenimą, kaip mamytė pasakojo, tai ne tarsi jie atidavė. Bet žinojo, kad jie atidavė. Aš nežinau. Kaip jis nežinos, aišku, žinau. Tai man pasakė, kad Visą lietuvą. Turėjo žinoti. Tai ką, ačiū labai. O jūs pats studijavo teologiją, suprantu, jūs iš teologijos fakulteto esate? Aš teologijos mokslo daktaras. Jūs mokslo daktaras teologijos. Strasbūro. Jums čia savaime aišku viskas. Ačiū. Ačiū. Tai Kauno? Ne. Vilniuje? Dabar tik tai čia institutą. Čia, o baigėt kažkur? Strasbūre. Strasbūre, ne, prancūziškai. Tai matot, Germas Rumšas vis dėlto šitos išminties Europos sostinėje Strasbūre pasisėmęs, ten teologiją studijavęs.